Tai principas tiesiog paprastas, atidaroma platforma, pasirenkami įrankiai, prisijungiama prie atitinkamos sistemos ir panašiai kaip vizualinio programavimo principų, kur kalbėjau apie Grasshopperį, Dynamo, tai su šiuo įrankiu tiesiog sukuriami atitinkami paketai ir atitinkamos kortelės. Tuose kortelėse yra numatyti tam tikra veiksmų seka. Galima programinį kodą parašyti, kad būtų paprasčiau, yra tiesiog tam tikras vartotojo sąsajos prieiga įrankiai, kur vartotojas gali paprastuoju būdu parinkti tam tikrus veiksmus. Pažengęs vartotojas, žinoma, gali koreguoti patį kodą ir tokiu būdu veiksmas po veiksmo įterpiam visus parametrus ir tada ta informacija aktyvuojasi nuo kažkokio tai veiksmo, yra trigeris vadinamas ir perkeliama į atitinkamą lokaciją.